Miorica. Par un ciel de trêve, sur un pan de rêve, voici s'en venant, pente dévalant. Voici 3 troupeaux et 3 pastoureaux. Le premier venant, du soleil couchant. L'autre du midi, l'autre enfin d'ici, du pays joli de la Moldavie. Et les 2 premiers méchants sorts jetaient, pour aussi océan, au soleil couchant, le pâtre moldave, des 3 le plus brave, le plus riche aussi, en moutons brebis, en chevaux vaillants et chiens à longues dents. Et l'hiver, combien de temps dure l'hiver en Roumanie? Dunojus. Ratai dainuoja valsą. Šilta, šalta, mėlyna, balta. Balta ir šalta, tai reiškia žiema. Aš laukiu sniego, bet nebesninga. Laukiu traukinio, jis atvyko. Išvykstu į nežinę, į šalį, kur garsėja baisyklė. Man visai nebaisu, mums linksma. Laukus ir kalnus pavogė sniegas, nieko nėra. Ilsėjanti Europos kryžkelėje lepinasi lopšyje, kaip pasakoja garsioji baladė Miorica, prie žaliosios globos, Rojos vartuose, karūnuota Karpatų kalnais, gulinčioje tarp Europos centro ir Rusijos stepių, tarp šaltų šalių į šiaurę ir vibruojančio Balkanų pusiausalį į pietus, Rumunija yra pagal geografiją kontrastų šalis. Gura mare. Gura mare. Bravo. Sinaja pavadinta Karpatų perla dėl jo didingo kalnų vaizdo ir karaliaus pilies. Tai savaime suprantama, kad Rumunijos įmantriausias pilis buvo pastatytas būtent čia, Karpatuose. Sušalęs vanduo pavirto į sniegą. Mintis ne pirmą dieną bėga ir miega. Jos bijo vakar, bijo šiandien, bijos rytojus aukštančių ryto, kraujuoto mėnulio, kuris neatsikels tamsoje. Kažkodėl vis džiaugsmo nėra. Tamsų ir šalta dvasies gilumoj, jau nebemėlas blizgantis pasaulis ir sniegas žaidžiantis spalvais. Mums išėjus į kitais nuniukuotų kiemą, užpūtė akis klausimais. Ir vienas svarbiausias už visų, kiek tęsiasi šalta, keliaujanti į begalybį žiemą. Mintise visuomenė praradusi tvarka, jau ne pirmus metus ieškančios palaimės ženklo.
Transilvanija, šalis už miškų, susidėta daugiausiai iš siaurių slėnių tarp Karpatų viršūnių ir kalvų, kurie pereina į visus kryptis. Čia yra ariamos žemės, tik dideliuose upių slėniuose, tokių kaip Oltas ir Somes. Tai viena iš provincijų viduramžiaus Rumunijos, kuri išgyveno sunkus momentus išilgus šimtmečius. Pastatai praeities dalyviai, primena, kas buvo, atspindi varveklius, kurie dingo į nieką. Mes išvyksim, už 100 metų jie dar stovės čia. Šigisvara yra vienas iš gražiausių viduramžiaus Transilvanijos miestų. Miestas, kur gyveno garsusis Vladas Drakula. 11 bokštų saugo Šigisvaros sienos. Tarp jų ir laikrodžių bokštas, iš kur galima pažiūrėti žemyn į senamiesčio stogus klotais raudonomis čerpėmis ir pamatyti nesugadintas 16 amžiaus saksonų namus ir siauros šlifuoto akmens gatvės, kuriomis šiandien amatininkai vis dar vaikšto savo reikalais kaip prieš šimtmečius. Prieš karą Valakija buvo Balkanų aruodas, maitinantis daug Balkanų šalių. Bukareštas, Rumunijos sostinė, yra didžiausias Valakijos miestas. Kadaise Bukareštas buvo vadinamas Balkanų Paryžiumi. Išgyvenęs Antrojo pasaulinio karo bombardavimą ir Čaučesku megalomanišką statybą, pakeitė savo vaidmenį ir pavirto į tamsų ir nejaukų miestą. Istorinis centras kol kas vis dar negrįžo prie savo buvusio grožio. Komunistų tvarka pertraukė Bukarešto kosmopolitinės dienas. Kaip ir Bukarešto senamiestis, ši šalis ruošiasi rekonstrukcijai. Naujaisiais Rumunijos lyderiais siekiame politiką, pagal kurią praeities nusikaltimai palikti užmiršimui, turi ne tik žalingą pasekmę moralinio atgimimui procesui, bet ir gali pakenkti ateityje bandymui išrauti su šaknimis kriminalą. Be viso šito, didesnis pavojus ištisam regionui yra tai, kad naujoji karta užaugs skatindama oficiali kultūra, remdama principą, kad nusikaltimas sumoka ir pelnyti iš juo yra priimtina. Deja, kol išdidžios Europos Sąjungos įkūrėjos skaldys Europą į centrą ir periferiją, tol šios šalies vaizdinys europiečių mintyse bus čigonų taborai ir laukinės meškos miesto gatvėse. Šiandien rytų Europos šalių, tarp jų ir Rumunija, pilnos įvykių, kurie turi atsitikti. Pasirinkimas turi būti aiškus Rumunijos tautai. Kiek tęsiasi Rumunijos žiema? Galima atsakyti dvejopai.
pagal gamtos taisyklės 3 mėnesius. Žiema rumunų širdyse tęsiasi 10 mečius. Kasgi galėjo atsitikti šaliai, kuri buvo jeigu neturtinga, nebent ją pasiturinti. Rumunija, kaip ir daugelis rytų Europos šalių, susirgo baisiai 20 amžiaus liga – komunizmo diktatūra. Kol nenusileido saulė kondikatorė, žmonės spėjo pavirti į masę tarnų be stuburų, kurie nebeprisimena, kas yra laisvė. Praeis dar daug laiko, kol Rumunija atsikratys sekuritate politikos palikimo, nes kiekvieno rumunų dvasies gilumoj vis dar gyvena baimė būti apgautam. Nežiūrint į šią baimę, rumunai su džiaugsmu ir viltimi laukia įstojimo į Europos Sąjungą, nors jiems reikės daug kuo pakeisti. Iš pradžių sugriauti korupciją, kuri pražydė komunistinės eros laikais puošnių žiedų. Ir tai atsitiks tik tada, kai praeities dinozaurai išmirs arba pasens. Baisiausiai, kas atnešė komunistinę erą, yra nesugriuvė ekonomika ir neskurdas. Tai yra totalitaristinė tvarka, kuri per pusės amžiaus iškreipė žmogaus sielą. Atrodo, kad žmonių žodžiai ir širdis miega giliai po sniegu. Miegamieji priemiesčiai Bukarešte ir sustingi veidai atrodo taip gerai pažįstami. Tai gali būti ir kur nors Lietuvoje, arba bent kuriuoj kitoj postkomunistiniai šaliai, nes žiemą skurdas išlenda iš savo urvo. Atėjo laikas, kai sniegas tirpsta padedamas valykliais. Kas padės ištirpti sielos ledui? Meilė išvytė jau ne viena karta iš migloto kelio. Calme-toi, Agnelette, Tricette, Bouclette, dis, pourquoi depuis 3 jours et 3 nuits, guère ne te tait, ne herbe te plaît? Malade serait? Bergeret gentil, pousse tes brebis vers le noir sous-bois, tu y trouveras l'ombre qui te plaît, l'herbe qui nous sied. Paukštis virš tuščių laukų man pakeleivis. Dobručių srityje Dunojus pasidalina į 3 šakas
ir sukuria magišką deltos kraštą, didinga ir unikali ekosistema. Graikai vadino upę Istrus, iš kur kilo Istrija, senovinio miesto pavadinimas Škotija. Rumunai žino upę kaip Dunorė, pavadinimas, kuris paveldėtas tikriausiai iš senovinės Dakenos kalbos. Rumunija tai šalis, kur legendinis Dunojas baigia savo kelią ir įteka į Juodąją jūrą. Tulčia yra apygardos sostinė ir dar vadinama Dunojos deltos vartais. Tai uostas turintis ilgametę istoriją, pastatytas ant Romėnų Aegisos tvirtovės griuvėsių. Dabar tai šiuolaikinis miestas su gražiu senamiesčiu ir elegantišku promenadu ant upės kranto. Parkai ir turtinga flora vasarą duoda miestui ir apylinkėms nuostabų grožį, kurį galima pamatyti nuo Kiloko kalno. Bet žiemą iš viršaus Tulčia atrodo daugiau kaip pramoninis centras negu deltos muziejus.